Sveikas, aš tau papasakosiu keletą istorijų iš mūsų kasdieninio karo gyvenimo. O pavyzdžiui, pirmą istoriją. Mes važiavom Persų įlankoje, ten tipo turėjom išlaisvinti kažkokius, nežinau ką. Tai va, žiūri, jūra, romantika, mėnulis ir staiga žiūriu, mano draugelį, klasioką, vos ne klasioką, pagrobė kažkoks ryklys ir ką, o ir antrą kartą tik pagrobė ir jis labai mirė. Tai va. O antrą istoriją galiu papasakoti, va, nu, į džiunglės nuskridom tenais, nuvežėm ten kažką reikėjo prisivežti, išsitikom sniego žmogų, aukštas, didelis, žinai, toks, ir mano vieną draugelį ir antrą ir buvusi klasioką suvalgė, to tai negaila, bet žinai, vis tiek irgi žmogus. Nu, paskui susibendravom su tas sniego žmogus, žinai, labai jisai pasirodo krūtas ir muzikos geras turėjo, ten persikalo, nu, bet tai nesmė. Trečias įvykis buvo, tai Fėrio fabrikas ten ištirpo ir pradėjo lyti mums burbulais, tenais, žinau, keli nuskendome putose ir 2 dienas plovėm rūbus, bet tai nėra labai didelė bėda palyginus su ta, kurią kasdien patiriam. Pavyzdžiui, mes kasdien kariaujam su priešo linijom, užnugaris, priešakiais ir žinai, kai susitinka dvi armijos, reikia bėgti, vienas į kitą, bėgti ir žinai, po kiek laiko tu bėgi ir visai nuvargsti, tai žinai, ką mes darom, mes ilsimės, priešai, draugai, visi ilsimės, po to pakariaujam, žinai. Tai va, ačiū uždėmės, niekada jau nepasakai.